Labą dieną, kaip gyvuojat? Grįžtame prie čartų. 5 dienas pailsėjom, tai nepykit labai, ar ne? Tikiuosi, kad pasilgot. Jeigu pasilgot, užmetam laiką. Biški pailsėjau, atitrūkau nuo čartų, visiškai su treidais nieko bendro neturėjau, buvo toks deep, ar ne, poilsis. Bet norisi grįžti prie tų čartų, kurie dar yra pas mane aktyvus ir faktas apkalbėsim Bitcoiną. Bitcoino čarto irgi, ne Bitcoino čarto. O Bitcoino treido irgi neturiu kažkokio dabar, bet patį čartą tikrai galėsim apžiūrėti. Bet pradėkim nuo Ethereum. Mano paskutinis pabraičiamas, ar ne, kuris buvo pats svarbiausias, step 1, step 2, step 3, ar ne? Ir realiai mes taip ir gavom. Bet šitas tokia struktūra po truputėlį bus lėtėjanti, žinai, čia ne pats svarbiausias taškas buvo. Smėtume, kad labai greitą judesį į apačią gavom, ar ne? Tai principė pataikėm. Čia biški žemesnis buvo mano targetas, bet pagrindinis yra, vat būtent šitas liquidity sweepas, kuris buvo ant, man atrodo, 4 valandų, tai jį gavom. Čia dabar andėlį, ar ne, esam imperėjimo, tai jį gavom ir mes atgal užsidarėm štai čia. Ar atrodo, kad viskas šitą svypinsim ir būsim bullish. Bet atėjo kita diena, atėjo sekmadienis ir mes esam vis dar šitoj žvakiai. Ir mes esam truputėlį žemiau. Tai aš nežinau, koks čia trepinimas vyksta, ar čia realiai mes jau ruošiamės susirinkti visą šitą. Visą šitą single printą. O single printas yra, kai mes labai greitai pakylam, čia beveik orderių nėra. Niekas nespėjo lysti ir dėl to mes galim labai greitai ir nusileisti atgal prie 1.8, ar ne? Kas atrodo netikėta, bet kai Total 3 market capas taip viskas krenta, tai gali būti, kad čia yra paskutinis blow, nusinulinam, ar ne? Visus, kuriuos čia pritrepino, kurie prilongino, nunulinam ir tada galim ramiai vėl pradėti. Bet kada čia bus, ar čia per artimiausią savaitę ar ne, dar pamatysim, ar ne, reikia toliau struktūrą stebėti. Nes karo naujienos irgi kiekvieną dieną vis kažkas naujo vyksta, nu, to prasme, labai rimti dalykai, ar ne, su karu. Šiandien dar apie Trumpo tą visą bombinimą irgi reikės pakalbėti, bet manau, vidiniai grupiai tai padarysim. Tai vat, dabar dėl mano treido šito, tai ant jo liko $147. Realiai pati investicijos dydis. Pliusas yra 1.3, didžiąją dalį treidą jau esu uždaręs, tai tiesiog, kadangi jeigu mes čia grįšim, tai naujas entris čia, nu mes tokio gero entrio kaip čia aš nežinau, ar mes gausim artimiausiu metu. Dėl to noris kažkokią dalį dar pasilikti. Arba jeigu mes dar norėsim ar ne truputėlį čia pareindžinam ir tada šaunam, pavyzdžiui, nuo Golden Pocketo kokio, kuris būtų nuo šitos apatinės dalies, štai čia, irgi galim, ar ne? Arba nuo 0.5. Pažiūrėsim, kiek toli Ethereum nori eiti. Bet kol kas atrodo, kad norim truputėlį nusinulinti viską, ar ne? Market makeriai ką užbūstino, ką prireindžino, nori viską susirinkti. Tai va, viskas labai paprastai. Jeigu nori dalyvauti ar ne pas mūsų vidinėse grupėse ir gauti tokias analizės, kartu su kitais nariais bendrauti, išmokti taip analizuoti, techninės analizės mokymai, diskusijų grupė, signalų grupė, tai viską rasit pas mus ar ne Telegrame. Užsukite į Oskaras Trading, tada turim atsiliepimus, pasižiūrėkit, kur raudonas apskritimas, tenai yra komentarai ir rasit mūsų narių atsiliepimus, kurie atrodo štai taip. Ir galų gale, kai išmoksit dirbti, galėsit gauti štai tokius payoutus per prop firmas. Jeigu neturi didelio kapitalo ar nenorit įnešti į exchange'us ar nedidelių pinigų, tai čia puikiausias pasirinkimas. Tai va, pirmas video toks ir tuoj lėksim prie Bitcoin'o.